auga įdomiai patrešti javai. Ir va šitoj va maždaug vietoj 23 metų sausio 10 dieną va šitomis savomis rankomis padedant Giedreliai buvo paimtas sniego mėginys, ėminys. Vat, ar pamenat, kai ranka kabinau nuo viršaus rudas sluoksnį, o po apačia buvo baltas sniegas. Tai vat maždaug šitoje vietoje buvo mėginukas imtas, mažumėlė šičia, prie šito vandentikio gręžinio. Ir vienu žodžiu buvo jisai sušaldytas, buvo stropiai išskirstytas, pakavotas nuo smalsių akučių, kad kam nereikia, tam ir žinot nereikia. Ačiū, kas jungiatės. Štai atsisėsiu į krėslą. Tuo mes pereisim prie popierinės veiklos. Kažkaip kaip čia ta mano plikė betrodo. Taigi va, taigi esu tas pats Gintarius, tas pats debilas mokytojas, tas pats degradas ir daunas, kuris pamanė, kad, na, per 52 metus netekę matyti tokio sniego, tokių spalvų, tokios keistos koncentracijos. Ir buvo pagalvota, kad verta kreiptis į žmonės, į tautą, su didžiuliu prašymu mėgint imt ir ištirt tą sniegą ir pažiūrėti, kas čia per velniava. Ar girdisi, brangieji? Ar matosi, girdisi? Matau, kad širdelės deda, tai turbūt. Va, sako, pamenam viską. Ačiū, Ramūnė. Taigi va, sėdžiu prie popierių ir noriu specialiai išėjau į tą lauką, kad netgi vizualiai, logiškai ir netgi teisiškai susikabintų vietovė su atvykusiais, pagaliau atvykusiais laboratoriniais atsakymais, kurie kainavo nepigiai. Norim padėkoti su Giedre visiems, kurie pamastė, kad galbūt verta ištirt, galbūt verta sužinot, galbūt verta net pakovot. Va, Monika, ačiū. Ir žmonės sumetė pinigų ir nemažą sumą. Jos pakako, yra dar nedidukas likutis tolimesniem veiksmam, įvairiom konsultacijom su teisininkais, su meteorologijos specialistais, klimato žinovais, chemikais, nes bus reikalų ir toliau, tęsinys bus. Gal kam tai ir nepatinka, gal kam tai ir patinka, bet tęsinys bus. Taip matosi, rašo Alvydas, girdisi, pamenu tą sniego mėginį sausį. Nu va, žmonės vienu žodžiu prisimena. Vienu žodžiu buvo suaukota pinigų, nemaža suma, arti 2000 ir yra likę ten ar 100,5 ar 200 tolimesniem veiksmam, gali dar tekti truputėlį kreiptis pagalbos, nes buvo pasirinkta visų pirma buvo pasirinkta ištylėti labai ilgą laikotarpį, išskirstyti tuos maišelius su sušaldytu ėminiu. Ačiū tiem žmonėm, kurie glaudėt savo šaldikliuose, savo kamerose šitą paslaptingą reiškinį, nes, na, buvo neramu, kad kažkas gali perimti, kad kažkas gali turėti pretenzijų, norą pabandyti, paragauti galbūt. Na, pasižiūrėsim, ar labai gardus tas mėginys gavosi iš laboratorijos. Taigi turim atsakymus. Mes šitą testavimą, tyrimą vykdėm ne Lietuvos Respublikoje specialiai, kad nebūtų jokio suinteresuotumo iš jokios šalies, iš jokios pusės komercinės valdžios ar dar kažkokios tai kitos pusės, kad būtų viskas neutralu ir pasirinkom vieną iš ES valstybių, tai yra Čekijos Respublika. Tyrimai buvo atlikti būtent ten, labai brangiai kainavo siuntimas. Siuntimai buvo praktiškai 4 įvykdyti, vieno siuntimo kaina yra 200, aš patikslinsiu, yra sąskaita išrašyta, yra 280 berods 2 eurai, nes tai yra
Tai yra skubus, tai yra 2000 eurų draustas krovinys. Tai yra specialūs šaltkrepšiai, tai yra speciali tara, kurią teko įsigyti. Ir jinai yra nepigi, nes jinai yra padengta tam tikrų vidinių apsauginių sluoksnių. Yra kiti dalykai, mėgintuvėliai vairūs, kiekvienam elementui buvo, reiškia, supilstyta taip, kaip reikalavo laboratorija. Taip, kad tų išlaidų mes turėjom, nėra čia ko slėpti, viską galėsim pateikti, raštu, žodžiu, kaip tik taip panorėsit. Tai va, iš to mes negyvenam. Ne iš čia mūsų yra uždarbiai, ne iš čia mūsų yra duonos kąsnis pelnomas. Tai brangieji, štai, suku pagaliau vaizdą, gal truputėlį teks pareguliuoti. Va čia yra, reiškia, tos cheminės analizės sertifikatas. Aš truputėlį nuosmeninau, nereikia čia žinot, nei mano vardo, nei mano nieko. Ir dar kitų čia yra ašmenų susijusių, padėjusių ir gavėjų, ir siuntėjų, ir slėpėjų, ir kiti dalykai reikalai. Bet čia yra trumpai, va, reiškia, matome Kelmės rajonas, Šaukėnų seniūnija. Čia yra kliento vardas, pavardė, gavėjas, adresas, siuntėjas, elektroninis pašto adresas ir visa kita. Reiškia, atsakymas buvo gautas 7 birželio, tai yra visai ką tik. Pasiėmėm keletą dienų padaryti namų darbus, kad galėtume padaryti šito tyrimo išviešinimą. Na ir vat paslėpiau šiek tiek ir tuos užsakymo numerius ir analizės numerį. Nereikia nereikimiems žmonėms kištis ten, kur nereikia. O tie, kurie yra suinteresuoti, tie, kurie prisidėjo prie tyrimo, jūs visi gausite elektroniniais pašto adresais šitą kopiją, paslapčių nėra ir neturi būti. Įdomumo dėliai pabrėšiu, kad už, reiškia, tyrimo tikslumą atsako ne šiaip koks laborantas, bet atsako, reiškia, visos Čekijos, tai yra ALS International, tai yra labai didžiulė laboratorija, mano berods, ar 18 valstybių, jinai klesti, egzistuoja, tai yra rimta firma, kuri savo vardo nedrįsta teršti ir kuri neslėpia duomenų, pateikia viską juodą ant balto. Pasirašo ne tai, kad laboratorijos vedėjas, bet pasirašo šalies menedžeris. Tai įsivaizduokit, visos Čekijos mastu pasirašo pats aukščiausias pareigūnas, kad jisai, reiškia, atsako, laiduoja už tyrimo rezultatus ir pateiktus skaičius. Na kągi, einam gilintis. Ilgai čia mes netempsim gumos, penktadienio vakaras, oras puikus, kas šašlikėlį kepat, kas alutį gurkšnojat, kas kokį žuvį rūkot. Taigi visokių gražių pramogų vasaros laike, ar ne taip? Tai dabar noriu pasakyti, kad buvo užsakyta per 2 kartus. Per pirmą kartą buvo užsakyta va šita dalis, tai yra sunkieji metalai ir nemetalai, tai yra cheminiai elementai, o dar papildomai užsakėm radioaktyvumo fono nustatymo tyrimą, pagalvojome, kad galbūt verta žinot, ar yra radiacijos viršimas. Geros naujienos, radiacijos viršinimo nėra, tyrėme cezį ir jodą. Tai reiškia, šitos normos jos yra atitinka. Norma yra 0. Ar girdisi, mums čia išsijunginėja, jau kažkas kiša nagelius. Taigi va, radiacijos fono rasta nebuvo, bet buvo paaukota nemaža suma pinigų va šitam papildomam tyrimui, dėl to, kad laboratorija paprašė ceziui ir jodui nustatyti beveik 4 litrų va šito ėminio tūrio, nes ten yra tūrio reikalavimas labai, labai didelis. Tai gerai, kad turėjom rezervą, gerai, kad turėjom gerus žmonės, kurie priglaudė, sakau, savo šaldiklius į kameras ir leido suslėpti, sukavot, palaikyti ilgesnį laiką. Tai kreipėmės 2 kartus, užtat gavosi pašto išlaidos nemenkos. Tai padauginkit 280 berods 2 eurus iš 4, nes 4 kelionės per DHL pašto kurjerio tarnybą. Iš tikrųjų žaibiškas, per 24 valandas buvo pristatytas krovinys. Ir sužavėtas aš ir kurjerių paslaugomis, ir laboratorijos, tvarka, galime taip pasakyti. O toliau mes tyrėme štai ką. Kadangi pasidomėjome, kas įeina dažniausiai, kiek esam iš plačios
iš pasidalintos medžiagos. Teko nueiti ir aplinkos agentūrą, ir į kitas instancijas. Pakelt, reiškia, kas yra dedama į klimato kaitos valdymo baltasias lėktuvų chemtrailų uodegas. Na ir gavom netgi tokių pasikų. Na gerai, kad vis dar leidžia. Jeigu neleis, mes pereisim į kitą profilį ir pratęsim šią transliaciją kitame profilyje. Jeigu ne, tai dar į kitą ir jeigu reikės ir dar į ketvirtą. Turim 2 profilių. Dieve. Tai va, tyrėme aliuminį, arseną, barį, šviną, silicį, sidabrą, stroncį, sierą ir titaną. Kadangi sniegas buvo vizualiai labai rudos spalvos, praktiškai kaip šito koklinio, reiškia, pečiaus sienos spalvos, tik tai dar toksai mutnesnis į pilką labiau spalva. Atsiųsime, paskiau pridėsime komentaruose nuotraukų, dabar jau viskas vieša. Tai pagalvojame, kad sierą dažo rudai, rusvai, kad galbūt jodo ten būta, tačiau viskas iš eilės, viską po truputėlį mes ir išsiaiškinsim. Štai jau girdžiu, Giedrelė atėjo į talką, jinai truputėlį kitų klausimų pakalbės. Štai va, mes ir kartu vėl. Taigi taip, važiuojam toliau. Dabar aš vėl atsuku ekraną, truputėlį jaudinuosi netgi šį kartą. Nors man tai būtų tarsi paprasta pamokytė, kurią aš vedu kiekvieną dieną savo mylimiems žmogeliukams, klientams, vaikams. Tie, kurie klausia, ar aš turiu teisę būti mokytojas, dirbti mokytoju, tai aš turiu ir kvalifikaciją mokytoją, ir iš universiteto, ir iš užsienio valstybių turiu visokių papildymų gražių. Dirbu aš mokytoju ir dirbsiu, ir dirbu aš lektorium, ir skaitysiu. Ir toks mano darbas. Man meteorologas, vaikiūkštis nenurodys, ar aš turiu teisę mokytojauti. Taip, aš turiu teisę vaikiūkštį mokytojauti. Ir dar kaip. Šioj dabar laidoj sėdi net mano mokinių arba mokinių mamų ir tik jų neleis pameluoti, kad aš nesu kažkoks tai šarlaputris ar šarlatanas ar kažkoks tai apsišaukėlis ar kažkoks tai klaunas ar debilas ar asilas ar daunas. Na, bet kaip jums atrodo, taip jau ir žiūrėkite. Taigi va, žiūrim, sukam. Žodžiu, mes su Giedre pataikėm. Jeigu tai pakabinčiau dabar taikinį ir šaukti reikėtų, reiškia, Robin Hoodo taiklumu, tai mes su Giedre pataikėm 60%. Tai yra neblogas pataikymas, kaip mokytojams, humanitarams, ar ne taip. Tai visai neblogas. Tai kur nepataikėm, parodau iš karto. Cezis radioaktyvusis buvo normos ribose, va čia yra ES reglamento nustatyta norma. Vat, toliau, arsenas neviršijo normos, čia yra jo norma. Aš pabrėžiu šauktuku, žaliai parašau. Jodas, kaip minėjau, neturėjo nei radiacinio, nei reiškia tūrio viršymo, viskas buvo normai. Sidabras buvo normai. Kodėl tyrėme sidabrą? Dėl to, kad buvo labai giedriai išvirinus tą sniego tūrį. Reiškia, tam puodelio dugne buvo labai daug tokių mikronano, sakyčiau, mes per padidinamą stiklą, tokį rimtą padidinamą stiklą, tokį su švieselėm ant akinių, kaip kad juvelyrai dirba, žiūrėjom, tyrėm, labai blizgėjo. Tai mes pagalvojom, va, gal ten sidabro yra, kad jis taip blizga. Tačiau nebuvo sidabro normos viršytos. Na, o dabar suku vėl vaizdą, kaip aš parašiau, taip ir pasakysiu, o toliau dabar atsisėsk, atsilošk ir prisisek. Taip reikia. Žmogus rašo, Jurgita rašo, ten visko būta, visi išvardinti ir dar grafenas, bet va tarnybos nemato. Galimai, Jurgita, bet matot, kaip yra, negali žodžiu sakyti, kad buvo, bet neturi įrodymo, kad buvo. Bet mes turime įrodymo, kas buvo ir kiek buvo. Šitie skaičiai yra pritrenkiantys. Taigi toliau verčiu puslapį, šiek tiek išarčiau savo žilą barzdą, nes reikia pasiekti tekstas. Tuo sekundėlę, jeigu rodyčiau taip, tai būtų viskas atbulai jums, brangieji. Tai užtenka šitų pabandymų, mes turime jau patirties. Taigi dabar žiūrim, aš šiandien dariau visą dieną namų darbus, Giedrė matė, neleis pameluot, tai yra rimti namų darbai. Pradėjau aukštėjančią tvarką nuo pačio žemiausio, kas viršijo normas,
kylome į viršų, kilome ir iki totalaus bespridėlo. Vat štai jums nelietuviškas žodis. Totalus, nesuvokiamas mastas. Palaukit paskutinio elemento, jūs iš tikrųjų išgriūsit iš klumpių. Nemeluoju. Tai va, ačiū, kad kabot, dar vis žiūrit. Aš truputėlį taip timčiu jūsų kantrybę, bet taip reikia. Tegul tos prezentacijos būna nuoširdžios, su šypsena gražios. Tegul jos išlieka, įsimena. Tegul ir vaikai žiūri. Vaikams mano tėtis amžinatilsį, iškilus pedagogas, legenda Zigmantas sakydavo, vaikui reikia rodyti ir sakyti viską. Vaiko negalima numenkinti, nesvarbu ar jam 2 ar 21. Vaikas savam lygmenėlyje, jis viską išgirsta ir atėjus, subrendus jo uogai, jisai supras, prisimins, įvertins ir padėkos. Tai va, galite sodinti vaikus, čia bus švari laidelė šį kartą, be jokių blevyzgų, sukam ekraną. Taigi, pirmoji pasirinkom mes aptarti šviną. Taigi taip, čia pavadinimas, čia leistina norma miligramais litre. Čia gautas rezultatas laboratorijos, čia yra viršymas, kiek viršita kartais. Matai, viršita šitie kartų, o toliau čia yra, reiškia, padaryta tokia greita, nes aš ne medikas, ne Unikauskas ir nenorėčiau beje juo ir būt, nes pasiženklino Unikauskas labai mums visiems gerai žinomų klausimų. 2 metus prieš tai susirinkinėjo autoritetą žmonių, kaip iškilus, reiškia, sveikatos žinovas, o kai priėjo vakcinacijos laikotarpis ir atsiskleidė žmogus. Tai va, švinas, nemaži vaikai, ne vakar gimė, visi žinot, ką reiškia švinas, ką reiškia švino per daug, jo dažniausiai dažuose yra randama, benzine, kituose dalykuose. Jis yra itin toksiškas. Švinas yra itin toksiškas. Mūsų atveju sniego ėminyje švinas leistina norma viršijo 4,5 karto. Tai va, švinas pirmiausiai kerta į vaikų vystymąsi ypatingai iki 6 metų. Tai yra rimti sutrikimai, nueina iki, reiškia, psichikos sutrikimų rimtų ir neatstatomų. Tai yra žala visam gyvenimui. Švinas kerta per virškinimą. Švinas tuoj pat įtakoja kraujotaką. Švinas turi kolosalę neigiamą prasme veiklą. Šitą poveikį daro smegenų veiklai. Ir švinas, kaip žinia, turi tiek moterų, tiek vyrų vaisingumui, reiškia, kaip čia pasakyti, nesugrąžinamus padarinius. Tai žodžiu, pati mažiausia viršita norma yra 4,5 karto. Tai atrodo dar ne pasaulio pabaiga, ale mes važiuojam toliau. Kaip sakiau, dėl rudumo sniego mes griebėmės sieros ir buvom teisūs. Tai va, vienu žodžiu, mes ką turim? Mes turim sieros normą pagal ES reglamentą, yra 0 sveikų ir reiškia 1/10 miligramų litre. Rezultatas atvyko štai šitas. Ir mes skaičiuojam labai nesunkiai, dalinam šitą iš šio ir gauname, kad sieros koncentracija viršijo leistinas normas 6,5 karto. 6,5 karto. Vat ką siera veikia? Sieros perdozavimas arba ilgalaikis, kaip čia pasakyti, exposure angliškai, reiškia savęs pateikimas sieros fonui, sieros reiškia, pačiai sierai, jinai labai įtakoja neigiamai odą, akis, regėjimą, kvėpavimo takus, respiraciją aš pavadinau, bei nukeliauja į virškinimą. Siera yra itin toksiška medžiaga. Nuo dar didesnės sieros koncentracijos žmogus būna net atsisveikina su gyvybe. Augau Klaipėdoje, gimiau Klaipėdoje, ten buvo, reiškia, kartono kombinatas, ir ten buvo labai didelį sieros koncentracija, tai tokia nemalonaus kvapo, toks šiek tiek kiaušinio liktai supuvusio, liktai rūgšties tvyrodavo ore. Tai buvo ir sovietų laikais tų fokusų. Bet dabar mes kalbam apie chemtrailus, mes kalbam apie klimato valdymo
instrumentus, kuriuos jungtinės tautos yra paskirščiusios valstybėms atlikti. Ir sėkmingai, reiškia, Simono Gentvilo ministerija aplinkos apsaugos labai gražiai šitos darbus vykdo. Jie net didžiuojasi, daro ataskaitas, man teko perklausyti šitas ataskaitas jungtinėms tautoms. Galėtų pašlifuoti Simoną šiek tiek savo anglų kalbą, galėčiau padėti Simonai, jeigu yra reikalas, kreipkis, pamokinsiu fonetikos, o tai jau ką moku, tai anglų kalbos fonetiką. Nesugadinau dar ne vieno, net kanadietiškam koledže teko dėstyti užsieniečiams fonetiką, tai yra man didžiulis įvertinimas. Tai grįžtam. Kitas elementas, kurį mes ištyrėm, tai yra silicis. Tai vat yra toks cheminis elementas, kurio norma yra 0,60 mg litre. Rezultatas parkeliavo 30 sveikų ir 0,8 mg litre. Tai jau yra rimta. Čia jau yra nebe pokštas. Jūs įsivaizduokite, vieną saldainį vaikas suvalgo arba 50 saldainių per vakarą vaikas suvalgo. Čia jau yra nebe pokštas. Bet čia toks lengvas palyginimas. Taigi, silicis kerta į plaučius, jisai sąlygoja plaučių nepakankamumą. Labai rimtas, labai greitas yra, reiškia, kaip sakyti, smūgis į šią vietą, šią žmogaus organizmo dalį. Nuo silicio pertekliaus formuojasi piktybiniai navikai. Jie gali būti bet kur. Patys nesvajokim, ant savęs nerodykim, bet yra taip, kaip yra. Silicis labai neigiamai veikia virškinimą, ypatingai žaloja nervų sistemą, vyrams ir moterims deda per urologinius organus, tai reiškia ir per šlapinimuose, ir pūslę, ir lyties organus, kanalus. Ir gal jau kas pastebėjote, plaukeliai. Silicis yra didžiulis plauko ir nago priešas. Tai jeigu mergaitės plaukai slenka, apsidarykite, ar nėra kur aplinkui kokių silicio chemtrailų skrendančių iš aukštai ir mus prausiančių plaukučius. Tai va, bet moteris gerai žino, kaip plauką reikia gaivint, gražint, atstatyti, yra liaudiškų būdų, nereikia taip labai nusimint, bet, faktai yra faktai. Tiesa, apie faktus norėjau kreiptis į faktų tikrintojus, fact checkers, you can go jump in the lake. O dabar šiuo atveju galite patys sušokti į savo kūdrą, jūs ten šiaurės miestelį besėdėtumėt, man nusispjaut giliai, reiškia, neįmanoma. Šičia faktų jūs nepaneigsit, čia yra faktai. Čia yra laboratorijos atsakymai. Taip, kad jeigu jūs uždėsite false information, tai mes kreipsimės ir šiuo klausimu. Dubline mes surasim jūsų head office ir bus žmogus, kuris ranka nuneš skundą Facebooko aukščiausiai vyriausybei, jeigu bus neteisingai įvardinta faktų validity, teisingumas, galiojimas, ar ne? Taigi važiuojam toliau. Silicį aptarėm, ilgai nesimurgdom. Stroncis. Ar prisimenat chemiją? Visą tą melagingą Mendelėjevo lentelę. Jinai pasirodo irgi melaginga, bet ne apie tai ši laidelė. Ačiū, kad kabot, žiūrit, kad susitelkę, skaičius nekrenta, man malonu, mums malonu. Taigi stroncį ką mes turim? Stroncis yra labai piktas dėdė. Dėl to, kad žiūrėkite, kokia yra menkutė norma, tai yra 0 sveikų ir 10 tūkstantųjų miligramų litre. O mes, reiškia, gaunam 0 sveikų ir 548. Tai dalinasi skaičiai labai nesunkiai. Stroncis viršijo leistinas normas 54,8 kartus. Apvalinus taip grubiai galim sakyti beveik 55 kartus. Ką daro stroncis organizmui? Stroncis kerta pirmiausiai į skeleto sistemą, tai yra kaulai, sąnariai, raumenys, vystimasis vaikų fiziologinis iš karto kenčia, ypatingai iki 12 metų. Aš ne medikas, medikai dabar galite atsinešti vandens, kad neužspringtumėt iš juoko. Tikrai šitoje vietoje iš kompetencijų aukštų, gilių neturiu ir nenoriu turėti. Man jų ir nereikia. Bet bendrais bruožais, kad žmonės žinotų, už ką susimokėję ir kokių vietų jiems reiktų saugotis,
kokie sušlubavimai jų pačių kūnelėse, organizmuose randasi esti arba vystosi, arba daugėja, gilėja, baisėja, žmogus turi teisę žinoti. Nes tai yra tautos tyrimas, už kurį susimokėjo patys Lietuvos žmonės. Ir ačiū jiems ir jums ir tau. Taigi, staigi mirtis stroncio, jeigu, tarkim, būtų dar daugiau, arba tiesioginis patekimas kažkoks, tai arba dar aukštesnė koncentracija, stroncis sukelia staigę mirtį. Stroncis yra vienas iš pačių gražiausiomis karūnomis apkarūnuotų onkologinių susirgymų patriarchas. Taip kad stroncis yra stiprokai viršijęs leistinas normas. Tai vat. Na, čia vieni sakė, čia medžiai, čia dirva, čia Saharos smėlis. Giedrė truputėlį apie tai pakalbės plačiau. Na, brangieji, ar bijote šio? Vos ne angliškas vardas. Hello, Barry. How are things? Baris. Lotyniškai barium. Baris yra itin piktas dėdė. Nes pažiūrėkite, kokia menkutė yra tūkstantosiomis dalimis jau skaičiuojama, reiškia 0,0005 mg litre. Tai yra leidžiamas bario koncentracija. Reiškia, šis yra tikrai piktybinis, toksiškas elementas. Rezultatas parkeliauja fenomenaliai liūdnas. 0 sveikų ir 198 tūkstantosios. Tai dalinus šitą skaičių iš šio, norma yra viršyta net 396 kartus. Va čia jau chebrytė nebejokinga. Čia jau chebrytė yra nebejokinga. Ką reiškia 396 kartai? Aš to parodysiu. Iškia, įsivaizduokit, tai yra vienas. Tai yra leistina norma. Vat, tai yra vienas vienetas. Tai yra tas 0,0050 mg litre. Tarkim, čia yra vienas tas bariukas. Tai dabar mėgstu aš vizualizacijas. O čia aš įdėjau lygiai 396 degtukus. Aš turiu ką veikti. Patikėkit manim. Tai jūs įsivaizduokit, kas tai yra, koks tai yra kontrastas. Reiškia vienas ir štai, kokį mes turim džiaugsmą. Tai taip atrodo bario leistinų normų viršymas. Tai nepokštas. Tiesa, vieną nuėmiau, tai 395 ten buvo. Na, bet nebejokau, gintariau. Toliau, ką daro baris? Daug girdėjai apie barį. Baris plačiai buvo prašytas chemtrailų kontekste. Tikrai žmonės pasidalinę šauniai bario šalutiniais poveikiais. Pirmiausia, baris įtakoja širdies ritmą. Iš čia prasideda tachikardijos, įvairios aritmijos. Baris, va tokiom galbūt net dozėm, aš ne medikas, neimkit mano žodžio 100%, bet jeigu, tarkim, paimtum bario į šaukštą, va tokią, reiškia, dozę, tai gali net ištikti staigus paralyžius. Paralyžius, galūnių atėmimas, vaikai. Baris taip pat itin aukštos dozės bario gali sukelti staigę mirtį. Ar mes negirdėję apie staigias mirtis šiandien? Ar nematę? Baris dusina žmogų, jisai žaloja kvėpavimą, suėda praktiškai plaučių alveolės iki plaučių susmukimo arba visiško, reiškia, suirimo. Baris taip pat žeidžia raumenis, čia plaučiai rašiau, ir iš karto ženkliai akyse krenta kūno masė, kūno svoris. Baris yra ypatingas barbaras žmogaus organizme. Gaila, kad nespėjau aš paskaityti, ką jūs brangiai rašot. Aš paantrinsiu, moteris rašo, Taip, ar būtų galima, sveiki, ko nemačiau, dar moteris rašo, ar būtų galima laboratorijos dokumentus Facebook'e patalpinti, kad jie galėtų pamatyti, nes dabar kol kas mato tik tai, ką mes parašę esam
suvestinėse, tai Gintarius pačioj pradžioj dokumentus rodė, pristatė, kad tai yra ne iš lempos laužti, mes galim dar kartą parodyti ir tai yra oficialūs dokumentai, ką mes galime. Ir kad Giedrelę dabar dar patvirtintumėm, jūs turbūt pradžią praleidot. Taip, iš tikrųjų šis dokumentas yra viešas. Žmonės, jūs patys jį nusipirkot, mes tik tai atlikom kojų darbą. Taip, va šitas sertifikatas su parašu aukščiausiojo vadovo ir visa šita lentelė, ji bus prieinama. Mes sukursime elektroninį pašto adresą, kuriuo kreipsiantys žmonės tiesiog automatiškai gaus šitos failus ir valio, ir darykit su jais, ką norit, ir turėkit kišeniai, neškitės pas gydytoją, tirkitės kraują, valgydami stebėkit, ką jūs valgot, ieškokite priešnodžių, kreipkitės į žolininkus, į kitus žinovus, kurie jau išmano tas sritis. Aš šitoj vietoj tikrai esu profanas, menkos mano yra žinios ir skystos mano blauzdo šioje vietoje. Galiu tik tai bendrais bruožais. Tai va, ačiū Giedrė. Grįžtam prie bario. Tai va, mes matom beveik 400 kartų. Tai yra nepokštas. Ką tik stiklainėlėje parodžiau, kaip atrodo šis vizualiai kontrastas. Kas tai yra per kiekiai. Nu ir apie kiekius kalbant, tai iš tikrųjų, nu dabar įsivaizduokit, kad čia yra ne siera, ar ne? Čia yra ne sieros galvutė, įsivaizduokit, kad yra bario galvutė. Ir grįžta mama į kambarį, žiūri vaikas, čiulpia tą galvutę. O, tu žaltis, aš taip pats, nu, įsivaizduokit, vaikas čiulpia tą galvutę, nu ką darysi, nu, išėmė mama ir numetė. Bet jeigu mama rastų šitiek nučiulptų galvučių, ar jinai ramiai miegotų? Ar jinai neištirtų vaikelio kraujo? Ar galbūt greitosios neiškviestų? Va nuo šitokio kiekio sieros galvučių. Tarkim, kad čia buvo baris, nes čia buvo taikytas tas stiklainis bario koncentracija. 396 kartai viršyta norma. Tai čia yra nepokštinis viršymas. Bet kuo tolyn į mišką, tuo jų daugiau. Tuo miškas yra žalesnis, tuo vaizdas yra siaubingesnis. Brangieji, mes priartėjome prie antrojo čempiono. Tai yra titanas, tai yra itin lengvas, itin kietas, itin ortopedijoje, reiškia, naudojamas sąnarių transplantacijai, sąnarių, reiškia, dirbtinių sąnarių sodinimui metalas, kai jis yra naudojamas, na, sveikų sielų pavidalu, niekas čia tokio ir neatsitinka. Ir tai būna atmetimai, aš skaičiau šiek tiek, būna bario tas, atsiprašau, titano tas sindromas atmetimo, jis yra žinomas medicinoje, bet titaniniai, reiškia, titaninės pliombos yra, apmovos dedasi, odontologijoje naudojamas. Tai nėra labai toks skanus ir sveikas bičiulis mūsų organizmui. Na, bet kai neviršijamos normos, tai neviršijamos normos. Bet ką mes turim čia? Čia mes turim štai ką. Norma titano ir norma visada iš karto šaukia, byloja apie pavojingumą, nes jeigu yra daug nulių po kablelio, reiškia yra labai mažytė leistina norma, reiškia jis yra tikrai piktas dėdė. Tai va titano yra leidžiama norma 0,0010 mg litre. Rezultatas parkeliavo net su sveiku skaičiu prieš šitiek nulių. Ir reiškia 1,15. Ir dabar 15 reiškia šimtų, jūs žiūrėkite, viršita 1150 kartų. Čia jau nebepokštas, 1150 kartų. Tai dabar čia yra beveik 400 degtukų. Tai praktiškai užsipildykit mintise visą šitą stiklainį, dar kaupui palikite vietos dangtelio, nebeužsuktumėt. Netilptų čia 1150 degtukų ko gero. Tai jau yra, na, jau visiška yra netvarka. Ir čia, na, negali būti tai iš dirvos, jūs atleiskit, negali būti, reiškia, nuo liepų nubirėjęs. Tai iš kur liepam? Titaną metą, suskaldytą, dulkių pavidalu, reiškia, molekuliniam lygmenį. Iš kur? Kas traktorius nuvažiavo titanų pakrautas? Nebejuokinkis. Suprantate? Tai va dabar ką mes turim? Ką daro titanas? Titanas turi tokį labiausiai žinoma geltonų nagų sindromas. Jėzus Marija, palauk.
Juodi tavo nagai. Žemdirbio. Žemdirbio nagai, va, juodi nagai. Nu, mano dar negeltonuoja. Tai va, yra toks geltonų nagų sindromas. Ir titanas pasižymi hiperaktyvumą, kaip hiperaktyvumą kelinti medžiaga arba hiperjautrumą. Nu, tai yra praktiškai tas pats. Vieni į viršų, kiti į apačią, kiti į graudulį, kiti į džiugesį. Bet tai yra, na, tai hiperaktyvumo sindromas. Tai yra vaikų rykščių rykštė, mokytojų kančių kančia, mokyklų baubų baubas. Titanas taip pat iššaukė alerginės reakcijas, nebūtinai savo pačiam, bet jisai tiesiog alergologiją, visą alerginį foną padaugina. Jeigu turit kažkokią alerginę reakciją, titanas galimai pastiprins tą alerginę reakciją, jums net nesuvokiant, kodėl taip stipriai dabar jums, tarkim, užašarojo akis arba dusulys užpuolė ir nelabai suprasit, kodėl galite kreiptis, va, į šitą berniuką, šitas berniukas turi atsakymų, kodėl titanas sustiprina bet kokias alerginės reakcijas. Taip pat titanas keliauja į kaulų ligas. Tai yra šita informacija, beje, kad nepasirodytų, kad vėl čia šarlaputriškai, šarlataniškai čia kažką dėlioju dėstau. Šitą informaciją aš parengiau, mes prieisim, vadovaujantis Jungtinių valstijų federalinė arba nacionalinė, reiškia, vaistų registras. Tai yra oficialus šaltinis. Čia nėra koks nors pažiopsokime.com tinklalapis. Ne, tai yra rimtas šaltinis. Tai va, na, titaną aptarėm, o dabar mūsų lyderis pokalbio. Ar prisimenat, kas dar liko? Ne. Neaptartas. Taip, aliuminis. Aliuminiai katilai, aliuminiai bliūdai, aliuminė folgutė, aliuminiai tas, anas ir trečias. Aliuminis jau žinomas nuo senų laikų, kaip labai labai rimtas žmonijos priešas. Na, jis labai lankstus, lengvai liejasi daiktai, štampuojasi, bliūdai, puodai ir kitas estrada. Aliuminis yra baisuoklis. Štai aliuminė leidžiama litre 0 sveikų ir 10 šimtųjų, reiškia. Rezultatas atkeliavo 37 sveiki ir 50. Reiškia, kas gaunasi, dalinam ir turim viršitą normą. Aš pridėjau čia tų šauktukų, kad tikrai nepasirodytų per menka. Va čia dabar žmonės iš tikrųjų stabtelkim, čia yra nebe juokas, čia yra masinis, cheminis ginklas, tai yra patrankos ataka į žmoniją. Jūs įsivaizduokit aliuminio normą šitam sniegelyje, supustytame gražiai, čia Šaukėnų seniūnijos teritorijoje viršijo 3750 kartų. Tai jeigu mes čia turime 3096 degtukai, tai ką reikia daryti, kiek tokių stiklainių reikia atsinešti? O, vat ir prašau. O, va čia ir visai nebejokinga. Ar ne? FDA. Kažkas rašo, titanas, surprise. Mes taip nustebę, žinokit, va tiesiog akis virsta, kad internetas būtent dabar striginėja. Kai jisai niekada nestriginėja. Praktiškai. Tai va. Taigi, mes grįžkime prie aliuminio. Aliuminis yra siaubų siaubas, tai yra žmonijos priešas. Na, ypatingai, kai jis yra viršijamas šitokiais mastais. Aliuminis pirmiausia iššaukia dažniausiai žinoma, reiškia, krūties vėžį. Moterys, būkit atsargios, budrios, ką valgot, kuo verdat, kuo dedat kokius įrankius ant stalo. Venkime aliuminio kaip nežinau ko, kaip paties Belzebubo. Aliuminis yra seniai kaip didžiausias Alzheimerio sukėlėjas. Tai yra didžiausias ankstyvos priešlaikinės demencijos sukėlėjas. Parkinsono liga klesti aliuminio pagalba. Jisai aliuminis keliauja iškart į gastro sistemą, į neurosistemą. Aliuminį klijuos video failas, aš tikiuosi. Na, belieka viltis ir tikėjimas. Jeigu ne, teks padaryti atskirą video įrašą ir teks tiesiog įrašyti ant sofkelės atsisėdus ir tada kaip
atskirą failą, ne transliaciją, bet norėjusi kažkaip pabūt kartu su jumis po tokios ilgos pertraukos. Tai va, malonu, Audriau, kad prisijungiai. Dėl aliuminio kiekio Alvydas net veidelį piktą uždėjo. Dėl to ir dalina jodo tabletes. Jūs neikite arti jodo. Mes dėl to jodą irgi norėjom pakabinti, galvodami, kad galbūt ten iš karto degimo reakcija. Nelieskite jodo. Mes esam perširti aliuminiu. Jis yra mūsų kraujyje. Išsitirkit kraują. Išsitirkit kraują būtent aliuminio parametru. Tai yra įmanoma, tai nėra ten kažkokia kosminė kaina, gal ten 37 € ir turėsit ir žinosit. Bet gal norit ramiai miegoti, verčiau to. Nežinau, aš tai nesitirsiu. Man užtenka va šito tyrimo. Tai kur jisai stebuklingai dinga. Jisai subėgo, sniegas ištirpo, subėgo į dirvą. Į gruntinius vandenis, gruntiniai vandenis subėgo į šulinius ir į gręžinius. Bet ir mūsų gręžinys, reiškia, čia jau mes 2 metai, iki mūsų žmonės gyveno buvo 5 metai, tai sakė, va, tik atsikraustė, maždaug prieš 7 metus žmonės darė va, šitos sodybos į tą tarpelį, o dabar atvažiavo reiškia, kitų medžiagų tą termometrėlį, ir jau ten, kas ten, ar 270, beprotiškai daug. Tai žiūrėkit, kas įvyko per tuos 7 metus su šuliniu, vienu švariausių Lietuvoje. Tai buvo laikomas šventas šulinys, o dabar takas beliko. Tai dabar suma sumarum, brangieji. Bandžiau pasidalinti, man nei dalintis, nei tegint, nei tago priimti, nei nieko. Tuoj mes Giedrelę priimsim, aš baigiu savo cheminę litaniją. Mano tėtis beje buvo chemikas, taip kad nesijuokite jūs iš tų mokytojų. Buvo iškilus chemijos pedagogas, sūnai šiek tiek nubirėjo žinių apie miligramus litre ir taip toliau. Ačiū jam. Tai va, dabar išverdi sriubą. Ir kabini šaukštais, juk nekabini atskirai titano, nekabini atskirai aliuminio, nekabini, imi šaukštami visum arba susauja imi tą sniegą ir dedi į urną. Tai vidurkis čia nesiskaičiuoja, čia būtų labai klaidinga metodika, čia yra tik tai sumavimas. Tai dabar visus šituos susumuokime. Bendrasis toksiškumas susideda į šį fenomenalų skaičių. Tai yra 5413 ir 10 dar po kablelio dalių. Yra viršita. Šitas sniegelis pagal leistinas normas bendroje sumoje viršijo visas leistinas normas kartu sudėjus 5413 kartukų. Dabar nežinau jau, brangieji, skaičiuokit patys, kiek tokių stiklainių reiktų susidėti, turbūt nuo Klaipėdos ligi Kretingos, kad šitą skaičių išgauti. Nes čia tik tai 396. Ojojoj, kiek tokių stiklainių reiktų susidėti, kad suprastumėt, ką reiškia. Kas tai yra, reiškia, kaip tai suvokti akimis, pamatuoti. Na ir tada dar aš nukeliausiu šiek tiek į Unikausko pasaulį, bet nepretenduoju ir net nenorėčiau nešioti šios brudnos nuo vakcinacijos laikotarpio pavardės, man būtų gėda užsidėti savo šitokią pavardę, prisimelavus prieš visą naciją. Tai dabar cheminių elementų ir arba sunkiųjų metalų patekimas į organizmą, nes, pavyzdžiui, siera tai nėra metalas. Tai čia aš tiesiog sudedu viską į vieną. Pirmasis kelias jis yra pats, kaip negali sakyti populiariausias, jis yra pats paveikiausias, tai yra kvėpuojant, įkvepiant. Ir tai yra respiracinė sistema. Antrasis pagal sunkumą, tai yra valgant, geriant, reiškia, vartojant mitybai. Vat, tarkim, vanduo, ar ne, arba sriuba išvirta iš tokio šulinio vandens. Trečias kelias, tai yra per žmogaus odą, apie 15% per odą, per kremukus, per prausimą veidą, per dušo procedūras, per apsiplovimus. Jie patenka per žmogaus odą apie 15%. Mažai kas šneka apie tai, tačiau ketvirtas kelias, jis yra viešai aprašytas va šitoj nacionaliniai vaistų tam registre, tam knygyne, tam vadinamam, per vakcinas. Visos vakcinos, ne mūsų dėdžių ir tetų, tų cheminių elementų. Per inkstų dializę, būkite atsargus, darydamiesi inkstų dializę, žiūrėkite, ką gaunate, nes galite gauti nemalonių stebukliukų. Ir paskutinysis, 6. būdas, tai yra per kraujo perpylimus. Kraujo perpylime
irgi yra tiesus, tiesioginis, be klaidos, negendantis, nesenstantis, nepaneigiamas, reiškia, bet kokių cheminių toksinų, sunkiųjų metalų įsisavinimą. Tai yra 6 keliai. 6 keliai. Kvėpavimas, ryjimas, ne? Jau išvardinau. Ir dabar aš trumpai, kadangi sakau, tai yra sriubos puodas, o neatskiri, aš neįsiu išsirinkti titano įsidėti, neįsiu išsirinkti sieros palaižyti. Tai yra sriuba, tas sniego ėminys, tai yra vientisas reiškia, produktas, kuris sukelia bendroj sumoj, dabar greit išvardinsim, apibendrintai, sumaišytai, turiu, United States of America National Library of Medicine. Štai yra šaltinis, kuriuo aš remiausi šitas visas sveikatos bėdas surašyti. Tai dabar pagarsinsiu. Skrandžio, žarnyno uždegimai, skausmai, kūno hipotermija, reiškia nukritusi temperatūra, dehidratacija, viduriavimas, silpnumas, vangumas, pykinimas, vėmimas, niežulys gerklėje, galūnių aptirpimas. Čia būtent šitų 7 elementų yra visuminė ta tokia sveikatos, kaip čia sakyti, sinopsė, apibendrinimas. Širdies ritmo sutrikimai, anemija, kraujo, reiškia, nusėdimas, smegenų veiklos pažeidimai, atmintis, emocijų kaitos, dėmesys, kvėpavimo obstrukcijos, dusuliai, inkstų funkcijos pažeidimai, kepenų funkcijos pažeidimai, persileidimai, klausykitės, nėštukės ir būsimos, galbūt svajojančios mamos. Visos onkologinės lygos, vardinkitės patys kūno dalis, Alzheimerio liga, minėjom, Parkinsono liga, enzimų bei baltymų deficitas arba blokada, imuniteto sužalojimas visam gyvenimui, čia labai svarbi vieta ir įdomu, kaip veikia vakcina ir kaip veikia chemtrailai. Labai man tokios sąsajos keistos gaunasi. Aš nieko nesakau, bet turiu teisę kelti klausimą. Atsakymus nusileiskite patys. Peptidinės denaturacijos, amiloidogenezė, dievaži nežinau net ką tai reiškia, membraniniai plyšiai, tai reiškia jau yra ląsteliniam lygmenį įplyšta ląstelės membrana, jinai prikimba kažkur tai prie kitos ląstelės, formuojasi piktybiniai navikai, dariniai, nekrozės, reiškia apmirę audiniai, displazijos įvairios, toliau granuliomatozė, čia kai atsikrenkši tokį karkalą, kurį vos negali sukramtyti kaip kokį želatinos gabalėlį, atrodo, kad dalį plaučių išspjoviai, fibriozė panašus reiškinys, miokarditas, o čia reiškia miokardo infarktai, trombozė, girdėjom daug tokių įvykių, išeminės lygos, pagrindinis yra insultas ir ar išbalos tas gražumas jūsų prigimimo, kad kažkaip labai siejasi su dabartiniu mirtingumu. Šitie visi mano atrasti, sukonspektuoti negalavimai. Krono liga, ankstyvioji demencija, autizmas, oligospermija, čia vyrams. Oligos yra susirgęs, reiškia, ar spermos kiekis, ar aktyvumas, ar tankis, aš nežinau, bet reiškia per vaisingumą vyrams, nevaisingumas moterims, turbūt per kiaušides kala kaip reikalas, cistitai, krūties vėžys jau minėjom, pankreatitas, diabetas net išsivysto, brangieji mano žmonės, plaučių supliuškimas, susmukimas, tai vadinasi lung collapse, nežinau, tebūnė, susmukimas, susmukęs plautis, jį reikia atgal išpūsti ir suklijuoti. Odos išbėrimai, žaizdos, dermatitas, alergijos, minėjom, plaučių uždegimai, katarai, pūlinės anginos, balso stygų ligos, balso stygų vėžys, regėjimo sutrikimai, išplaukęs vaizdas ir daugybė kitų, tiesiog dėl laiko stokos, dėl neįkyrėjimo nebedėjau daugiau nei žodžio, užtenka to šiurpo ir neturiu aš kaip pasakyti jums dabar pozityvo. Man labai brangus žmonės, labai šviesūs žmonės. Viena tokia šeima turi tokį nuostabų tėtį, kuris kartais su manim susijungia pabendrauti iš toli. Žmogus sako, kodėl tu širpini žmonės?
ar aš barstau? Aš manau, šiurpina tas, kuris barsto, o jūs ir mes, ir kiekvienas turi teisę žinot ir imtis tam tikrų veiksmų. Kaip minėjau, tie veiksmai gali būti kraujo tyrimai, tam tikrų ligų paaiškėjimai, kas ir kodėl čia galimai, nuo ko ir iš kur. Ir ypatingai rekomenduoju kreiptis į žmonės, kurie užsiminėja detoksikacijom, išvalymais. Man yra žinomi 3-4 žmonės, aš noriu vardinti Giedrių Kalinauską, mūsų bičiuliai iš Žemaitijos. Tai yra žmogus, kuris, jeigu kas pritarėt, padėkit širdelę, dėl to, kad Giedriui tai labai svarbus žmogus, eina labai įdomų atradimų kelią, ieškojimų kelią, studijavimų kelią, kaupia, renka medžiagas, gamina tinktūras. Ir šitą, kaip tas beržo vadinasi? Čiaga. Ir čiagas daro, ir užpiltines įvairiausias, ir į medų primaišo įvairių vaistažolių. Iš tikrųjų tai yra įspūdingas, aš tikrai, pagarba, ačiū Vidmantai. Iš tikrųjų, Giedrius Kalinauskas yra bičiulis, mano širdžiai brangus, tai yra žmogus, kurio aš neturiu pagrindo netikėti. Ir patys mes jį kreipsimės tam tikrų nusipirkti valymo reikalų. Tai man vienas iškiliausių. Ilona Ūgintė daro, bet man energetiškai su Ilona, aš negaliu pirkti šios produkto, nes aš žinau jos energetiką. Ačiū Ilona, nenoriu aš iš tavęs jokių valymo priemonių. Bet yra žmonės, kurie mėgsta tave, myli ir tai yra jų pasirinkimas ir pagarba jiems už tai. Toliau pažįstam fėją, anksčiau buvo niekadėja, dabar jinai yra fėja esu. Moteris tiesiog parsiunčia, ar iš Nepalo, jeigu aš neklystu. Iš tikrųjų labai įspūdingus tos DXN, man atrodo, produktai. Tai kreipkitės į fėją. Žmogus, kuris laiku sutvarko, atsiunčia, viską surašo, aprašo, rekomendacijas, vartojimus susiunčia, konsultuoja telefonu. Tai yra iš tikrųjų žmogus, kuris užsiminėja detoksiniais produktais. Ir mes patys su Giedriu užsisakėm pas fėją esu, taip kad drąsiai kreipkitės, tai yra galbūt man trečias žinomas žmogus, kuris užsiminėja šituo. Ir dar vienas dalykas, studijuokit, įsiveskit apsinuodijimas aliuminiu, pavyzdžiui, tai yra ūmus, didžiuliais kiekiais, dažniausiai pramoninės, industrinėse kontekstuose, yra priešnodžiai. Netgi aplinkos ministerija turi priešnodžių lentelę. Išsispausdinkit. Ieškokit tų priešnodžių. Kas, kad, iš chemtrailų tikrai ne benzino uodegos ir tikrai ne karšto garo uodegos, kurios išsiplasnoja paskiau į tuos plunksninius debesis. Nebejuokinkit, nebereikia, ne vakar gimiau ir ne 5 man metukai.